Įsivaizduokite, jog netikėtai atsidurėte atokioje saloje ir jūs iš karto apšaudo strėlėmis. Šiaurės Sentinelų sala Indijoje yra vienos labiausiai izoliuotos genties namai. Sentineliečiai negailestingai apšaudo nekviestus atvykėlius strėlėmis ar net juos žudo, kad apsaugotų savo gyvenimą. Šiaurės Sentinelų sala yra įsikūrusi į vakarus nuo labirinto salų pietų Andamanų salyne Indijoje. Manoma, jog joje gyvena nuo 50 iki 200 sentineliečių, kurie kilę iš Afrikos pirmųjų žmonių ir visiškoje izoliacijoje gyvena jau 60 000 metų. Sentineliečiai atmeta kontaktą su išoriniu pasauliu. 2018 metais misionierius Jonas Alenas Shaw mėgino juos atversti, tačiau žuvo nuo strėlių padarytų sužalojimų. 2006-aisiais 2 žvejai atklydo prie kranto, bet irgi buvo nužudyti, o jų kūnai palikti paplūdimyje. 1981-aisiais avariją patyrusio laivo įgula irgi buvo atakuota šios genties, tačiau laiku išgelbėta. Indijos vyriausybė draudžia artintis prie šios salos per 5 jūrmyles, kad apsaugotų sentineliečius nuo šiuolaikinių ligų, mat jie neturi imuniteto. O jei norite apie šią gentį ir jų gyvenimą sužinoti daugiau, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims. Pilna istorija ir daug kitų įdomybių jau greitai.